Sveiki visi. Šiandien noriu Jums papasakoti labai įdomų dalyką, kurį patys atradome kaip jauni tėvai. Su pirmu vaiku skridome atostogauti lėktuvu. Ir buvo tiesiog tragiška, kad verkė, bijojo labai garso, tos turbulencijos pradžioje, kai pradėjo važiuotas lėktuvas ar paskui skristi. Tai bandėm viską, ir saldainius, ir visokius žaisliukus, tai labai sunkiai tą padėjo. Aš manau, kad daugelis jūsų, kurie turi irgi vaikų, tą susidūrė, ypač kai skridot lėktuvų pirmą kartą, buvo ta baimė, galbūt ir liko jinai. Tačiau ką mes atradome paskui, tai visai netyčia iš tikrųjų važiavome su antru vaiku jau į automobilių plovyklą automatinę ir garsas buvo labai panašus kaip lėktuvo, tai tas toks užimas, kažkoks tai kratimasis ir panašiai. Ir po kelių kartų tiesiog vaikas priprato prie to triukšmo ir visai jį nereagavo. Ir kas įdomiausiai, turėjome paskui skrydį į Ispaniją ir tiesiog fantastiškai. Tai galbūt tas įtakoja, kai vaikas pripranta prie to triukšmo, jis nebebijo jo ir priima jį natūraliai. Todėl, manau, tikrai geras dalykas, jeigu norite keliauti čia vasarą ar dabar kažkur tai skristi, tikrai išbandykite, jeigu turite automobilį, pasodinkite vaiką su savim, pasimkite automobilį. Galbūt taip jis pirmą kartą išsigas, galbūt antrą kartą išsigas, bet jis tikrai pripras prie to triukšmo ir tikrai bus lengviau jau skristi, tai bus mažiau nervų, nes patikėkit, žinau, kai vaikas pradeda klykti ir rėkti, tai atrodo visas lėktuvas žiūri į tave tiesiog. Tai, o šitas trumpas video, tai kaip mes su sūnum važiavom nusiplauti automobilio, tai smagaus žiūrėjimo ir nepamirškit spausti laikų. Ačiū. Važiuosim plauti mašiną. Nes mašina purvina? Taip. Labai stipriai purvina mašina? Taip. Gerai. Labai stipriai. Labai stipriai purvina, taip? Taip. Mato, tau gerai matosi priekį viskas? Taip. Važiuojam dabar? Taip, važiuojam. A kur važiuoti reikia, kairė ar dešinė? Nu, dešinė. Ten kairė. Kur tavo kairė ranka? Čia. Taip, a kur dešinė ranka? Taip. Tai kur važiuosim, kairė ar dešinė? Nu, dešinė. Ne, į kairį reikia važiuoti. Atsiai. Taip. Aš matau visi. Taip. Tiesiog visi atvažiuot. Visi. Reikia visi, nu. Visi tinka. Visi saus. Taigi nebijau, ko tu bijai? Taigi nebebijai? Žiūrėk, kaip plauna dabar šie pečiai plaus. Žiūrėk, Aleksandrai. Kaip sukasi. Wow. Nebijai tu? Visai kaip lėktuvo garsas, taip? Kaip lėktuvas skrenda, taip? Kaip lėktuvas daro? Taip? Taip.